Radio centro video. Kaip mes turėjom beje, dar čia besiruošiant premjerai, indiškų tradicinių šokių mokytoją, tai jinai visiems šokėjams besitreniruojant liepia paliesti blakstienom savo antakius. Ko? Kad išmokti šitos specifinės vaidybos. Blakstienom antakius. Blakstienom paliesti antakius ir dar geresnis pratimas buvo susiaurinti akių vyzdžius. Vat, žinai, apsidaryk, bet kaip nori, taip ir padaryk. Premjera artėja, vyzdžių ir blakstienų ten pamatysi daug ko. Tu rimtai čia kalbi? Aš rimtai kalbu, ne, bet tai buvo tiesiog kaip pratimas. Scenoje tas vėlgi atrodo kitaip. Ar tu esi įvaldęs sus pratimus? Aš stengiuosi vis dar. Ar tau pavyko? Tobulai. Užduotis tau, nes sakei, mėgsti užduotis, o ne kalbėti ir teoriją. O tai kamera prieš tave stovi. Pirmas pratimas vadinasi blakstienos ir kaip ten antakiai. Rimtai atsuk ir parodyk, vat ir tai. Tu dabar palėtėjai blakstienom ką? Beveik. Beveik ką? Beveik antakį. Ne, tai yra iš tikrųjų... Palauk, duok man pabaigti. Atvykau į svečius į laidą po ketvirto. Ne tiek fizinis pratimas, kiek psichologinis nusiteikimas išreikšti nuotaikai. Taip, sunku. Tai kai tu stengiasi šitaip tą padaryti, tai yra iš vidaus daugiau. Negu tiek fiziškai padaryti pratimą paliesti blakstienom antakius. O antras pratimas, kaip vadinasi? O susiaurinti? Susiaurinti arba išplėsti akių vyzdžius. Parodyk savo vidų į kamerą. Su vyzdžiais. Aš negaliu, pas mane vidų, žinok, tiek daug visko. Aš suprantu, bent dalelę. Parodyk, prašau. Bijau, kad koks piktis neprasišau. Nebijok, nusižemink ir tik tai parodyk. Mes po to įdėsim į RCLT. Aik, tu savo, kas ten viduje pasidarosi. Oi, dieve. Okei. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.